Pats laukiamiausias dronas 2026 metais ir tai mūsų pirmas įspūdis apie Avata 360 laipsnių droną. Kamera su stabilizatoriumi čia sugalvota protingai. Kai dronas neskraido, viena iš kamerų žiūri tiesiai, o apačioje yra guminės kojelės, kad jį būtų galima patogiai pastatyti. Bet vos tik jis pakyla į orą, kamera pasisuka ir jis pasiruošęs filmuoti vaizdą visomis kryptimis vienu metu. Dėl šito sprendimo atsiveria daugiau laisvės, nes Avata galima naudoti ne tik tokiam viso vaizdo fiksavimui, bet kaip ir įprasta FPV droną su vienu objektyvu. Aišku, atsiranda klausimas dėl lešių, nes esant tokiems lešiams visada yra didesnė tikimybė juos lengviau pažeisti. Todėl gamintojas iš anksto paruošė sprendimą. Lešius galima pakeisti savarankiškai. Kaip ir ankstesnėje Avata versijoje, čia išlieka propelerių apsaugos, kurios padeda išvengti susidūrimų ir leidžia skristi saugiau. O kas atsirado naujo, galimybė šį modelį valdyti su išmaniuoju RC pultu. Tuo pačiu išlieka ir įprasti variantai komplektacijos su vairalazde, akiniais ar FPV pultu. Tai reiškia, kad valdymą galite pasirinkti pagal save, nuo klasikinės iki pilnos FPV patirties.